Dažnai pas mane ateina klientų, moterų dažniausiai, kurios jau pasiekia tam tikrą sąmoningumo lygį, tam tikrą savirefleksijos lygį, kai gali save stebėti, savo veiksmus. Ir jos sako, žinai, Viktorija, aš kritikuoti man labai lengva. Ir aš pastebėjau, kad aš savo vaikus, vyrą, kolegas, kritikuoju, apkalbinėju, aš pati pastebėjau šitą. Ir norėčiau tą pakeisti, nes blemba, kenkia santykiams, kenkia bendravimui, kenkia šitas dalykas. Bet aš negaliu sustoti, nes man, pasakyti kritiką, kažką nurodinėti, kažką apkalbėti man lengva, o pasakyti gerą žodį man nesigauna natūraliai. Atrodo, kritikuoti gaunas natūraliai, o gerą žodį natūraliai pasakyti yra sunku. Ir kodėl taip yra? Žinoma, mes pradedam kitus žmonius menkyti dėl savo pačių savivertės. Jeigu savivertė žema, tai reikia tiesiog nužeminti kitą žmogų tam, kad pats pasijustum aukščiau. Ir tai suteikia tokį momentinį iliuzinį malonumą. Bet ilgainiui pradedi pastebėti, kad toks toksiškumas jisai pradeda kenkti bendravimui, kenkti santykiams, kenkti šeimai, kenkti, tiesiog. Ir ką tada daryti? Tai pirmiausia, viskas yra įpratimas. Jeigu jau tu įpratai kritikuoti, sakyti blogus žodžius taip, kad tau geri žodžiai net liežuvis nesiverčia, nesisako, tai teks per prievartą save pradėti pratinti. Kiekvieną dieną pasakyti bent po vieną malonų dalyką. Vyrui, vaikams, draugams. Pasakyti komplimentą. Paklaus nuoširdžiai, kaip jie jaučiasi. Ir savaime suprantama dirbti su savo saviverte. Greta būtina dirbti su savo saviverte.